Galite filmuoti ir fotografuoti daug profesionaliau, nei darėt tai iki šiol. Jūs turite savo telefone įsijungti štai šitas linijas. Gridai, linijos, pas kiekvieną modelį vis kitaip vadinasi. Ir kai jūs fotografuojate arba filmuojate, laikykit objektą arba ant linijos, arba per centrą, priklausomai nuo situacijos. Dabar atkreipkime dėmesį į šitą kompoziciją. Žmogus žiūri kažkur į kalnus, kažkur į tolumą. Palikta erdvė tolumoje, į ką jisai žiūri. Pirmą turi susitvarkyti kompoziciją. Ir geriau fotografuoti ir filmuoti plačiau, o paskui apsikirpti taip, kad būtų ant kažkurios linijos. Geras pavyzdys, šuniukas žiūri kažkur į tolį ant susikirtimo. Jeigu jisai būtų čia ar čia, jau tada gali būti menas. Būna situacijų, bet rizikinga. Jeigu jūs filmuojate ir laikote žmogų, štai, sakykime, šitoj vietoje ir vyksta ilgai filmavimas, jūs turite ir išlaikyti šitoj vietoj. Filmuoti yra daug sudėtingiau. Laikot šitoj vietoje ir kad jisai jūsų ekrane nepradėtų vaikščioti. O dabar, kaip pavyzdžiui, mane filmuoja, turiu aš būti visą laiką arba per centrą, arba per linijų susikirtimą. Kai daug žmonių, neapsikraukit su šitą taisyklę, maždaug įstatykite į rėmus ir filmuojant ir fotografuojant. Svarbu, kad būtų jie visoje linijoje. Ir blogi pavyzdžiai. Yra kažkas ne taip. Aš turėčiau apkirpti, kad Viktorija atsidurtų štai čia kažkur tai, Vilius turėtų atsidurti čia. Tiesiog per daug viršuje yra informacijos. Ir sumažinus, apkirpus tą nuotrauką nuo viršaus, nuo apačios, šita taisyklė bus įvykdyta ir bus labai gražu žiūrėti. Čia aš tyčia irgi sulaužiau sprendimą, čia aš nufotkinau šitą ožką. Man patiko tas dangus, kur virš ožkos.